Nors daugeliu globa ir įvaikinimas atrodo panašus ar tapatus dalykai, tačiau iš tikrųjų jie skiriasi per daug aspektų. Apie tai šiandien ir pabandysiu papasakoti. Vaiko globėjai yra vaiko teisių apsaugos sistemos komandos dalis. Tai reiškia, kad kiekviena globa yra koordinuojama globos centruose. Ir kiekviena globėjų šeima turi savo globos koordinatorių. Globos koordinatorius yra žmogus, kuris padeda šeimai. Tai reiškia, konsultuoja šeimą, rūpinasi, kad šeima gautų reikiamą pagalbą, tarp kurių gali būti psichologo pagalba ar kita reikalinga šeimai pagalba. Globojamas vaikas neįgyja visų teisių, kuriuos įgyja įvaikintas vaikas. Tai reiškia, kad globojamas vaikas neįgyja teisės į paveldėjimą, globojamas vaikas neįgyja teisės į globėjų pavardę. Tačiau sulaukę 16 metų ir turėdamas globėjų sutikimą, gali kreiptis į metrikacijos skyrių, prašydamas pakeisti pavardę į globėjų pavardę. Tuo tarpu, įtėviai teisiškai yra prilyginami biologiniams tėvams. Tai reiškia, kad įvaikintas vaikas gauna įtėvių pavardę ir įgyja teisę į paveldėjimą. Įvaikinimas nėra koordinuojamas globos centruose, tačiau įtėviai gali prašyti ir kreiptis dėl konsultacijų ir paslaugų į globos centrą. Globos ar įvaikinimo pradžios kelias yra toks pats. Pirmiausia, reikia kreiptis su prašymu į savo gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Prie prašymo reikėtų pridėti sveikatos pažymą. Vaiko teisių apsaugos skyrius atliks pradinį vertinimą ir asmenys bus nukreipti į GIMK mokymus. Šie globėjam ir įtėviams skirti mokymai yra naudingi ir reikalingi dėl to, kad supažindina dalyvius su aktualia globai ir įvaikinimui tematika. Tai reiškia, kokias trauminės patirtis patiria vaikai, su kokiom netektim susiduria, apie atvirą kalbėjimą, apie biologinę šeimą ir daug kitų naudingų temų. Iš viso šių temų yra 10, taigi mokymai trunka 10 savaičių. Dalyvaujantis šiuose mokymuose dažnai pamini, kad šie mokymai būtų naudingi visiems tėvam auginantiems vaikus, kadangi paliečia daug aspektų, kurie yra naudingi tėvystei. Tai ne tik auklėjimo temos, bet ir visos kitos, ir apie raidą, ir apie visus kitus dalykus, kas yra aktualu auginant vaikus. Po mokymo yra parengiama išvada, ar šeima yra pasiruošusi tapti globėjais ar įtėviais. Ir ši išvada yra siunčiama vaiko teisių apsaugos skyriui. Kai šeimai yra parengiama GIMK išvada, šeima yra įtraukiama į laukiančių įvaikinti sąrašą. Laukimas yra gana netrumpas, gali užtrukti ir iki 3-4 metų priklausomai nuo šeimos lūkesčių. Parengti globėjai taip pat yra įtraukiami į pasirengusių globoti sąrašą ir laukimo laikas taip pat priklauso nuo lūkesčių norimam globoti vaikui. Kuo amžiaus rėžiai vaiko, kuriam pasirengusi šeima globoti ar įvaikinti, yra platesni, tuo laukimo terminas galimai yra trumpesnis. Taip pat lūkesčiai vaiko sveikatai. Kuo šeima yra pasirengusi priimti vaiką turinti daugiau įvairių sveikatos sutrikimų, taip pat tikėtina, kad laukimo terminas globoti ar įvaikinti bus trumpesnis. Jeigu jūsų lūkesčiai yra įvaikinti ar globoti vaiką iki 3 metų ir neturinti sveikatos sutrikimų, galimai tikėtinai laukimas gali užtrukti iki 3 ar 4 metų. Jeigu jūsų lūkesčiai yra priimti savo šeimą vyresnio amžiaus vaiką, pavyzdžiui, sulaukusi paauglystės amžių ar turinti daugiau sveikatos sutrikimų, laukimo terminas galimai bus gerokai trumpesnis. Globa yra remiama valstybės finansiškai. Tai reiškia, kad valstybė skiria išmokas vaiko poreikiams tenkinti. Taip pat tiek globojami, tiek įvaikinti vaikai turi pirmenybės teisę į ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas. Taip pat įtėviai gali išeiti vaiko priežiūros atostogų nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus vaiką yra įvaikinę. Globėjai turi pareigą palaikyti vaiko ryšius su biologinė šeima, jeigu tai nekenkia vaiko interesam. Tuo tarpu įvaikinimas turi konfidencialumą. Tai reiškia, kad tai tik nuo įtėvių priklauso, ar jie kada nors norės ir sutiks palaikyti vaiko ryšius su jų biologinė šeima. Įtėvių teisės yra prilyginamos biologinių tėvų teisėms. Tuo tarpu, kaip ir minėjau, globėjai yra vaiko teisių apsaugos sistemos komandos dalis. Ir pagrindinė priežastis, kodėl globėjai turi pareigą palaikyti vaiko ryšius su biologinė šeima, yra ta, kad kai vaikas yra įvaikinimas, jo tėvai biologiniai nebeturi galimybių susigrąžinti teisių į vaiką ir jo auginti. Tuo tarpu, kai vaikas yra globojamas, tėvai bet kuriame etape vis dar išlaiko galimybę susigrąžinti teises į savo vaiką.
Praktikoje būna, kad vaikai grįžta į savo biologinės šeimas ir globos tikslas iš esmės ir yra, kad vaikas grįžtų į savo biologinę šeimą. Ar ryšys tarp globojamo vaiko ir globėjų nutrūksta, tai priklauso tik nuo pačių globėjų ir globojamo vaiko, nes jie turi visas galimybės palaikyti ryšius, kaip ir bet kurie šeimos nariai. Praktikoje dažnu atveju stebiu, kad dažnai globojami vaikai lieka gyventi ir toliau kažkurį laiką pas savo globėjus. Globojami vaikai tikėtina lieka globėjų šeimose gyventi ir sulaukia 18 dėl to, kad jaučiasi esanti šeima. Lietuvoje nuolat yra vaikų, kuriems yra reikalinga globėjų ar įtėvių šeima. Todėl, jeigu turite daugiau klausimų apie globą ir įvaikinimą, drąsiai kreipkitės į savo gyvenamosios vietos savivaldybės globos centrą. Globos centro specialistai tikrai atsakys į jums rūpimus klausimus.